Ar jūs kamuoja galvos skausmas, nugaros skausmas, nerimas, nemiga? Deja, aš turiu jums liūdnų žinių. Jūs esate senas pirčius, kaip ir aš. Jokių vaistų ar procedūrų, kad jūs išgydyti nėra. Vienintelis dalykas, kuris gali sumažinti simptomus, tai yra narkotikai. Geriausias narkotikas yra nostalgija. Todėl, ponai ir ponios, prisisekit savo saugos diržus, nes mes paliekame 2025 metus. Open Gangnam Style. Windows 98 tai mūsų civilizacijos, mūsų kultūros ir mūsų technologijų aukščiausias taškas. Kiekviena programėlė, kiekvienas garselis tai yra Bethoveno 5 simfonija. Pavyzdžiui, dabartinis Paint 3D ir palyginkime jį su klasikiniu Paintu. Klasikiniam Painte gali su nitruška papaišyti, gali burbulą nupiešti. Nuo pat vaikystės aš buvau ahujienas tapytojas. Aš mėgdavau piešti mūšius ir va taip vat aš piešdavau tanką. Ir kai mano tėvas pamatė, jisai paklausė, blet, ką tu čia paišai? Aš sakau, tanką. Ko čia į tanką nepanašu? Aš sakau, tankas iš viršaus. Sako, ne, sako, taip tankų daugiau nepieši mano namuose, tai dėja aš daugiau piešdavau tankus tik tais iš šono. Kalbant apie meną, pažiūrėkit, kokio lygio freskas gali naudoti kaip wallpapers. Ir jeigu jums dar trūks, jūs galite instaliuotis Windows Plus ir After Dark ir gausite dar daugiau freskų ir net screensaver. Aš visą laiką galvodavau, kad screensaveriai naudojami, kad sutaupyti energijos ir išgelbėti pasaulį. Bet pasirodo, pagrindinė jų paskirtis – apsaugoti senobinius monitorius. Nes jeigu senobiniam monitoriuje užsilaiko vaizdas gana ilgai, tai jis gali išdegti į ekraną. Mano mėgstamiausi screensaveriai buvo 3D Mazes ir Vamsdelė. Įsirašius After Darks galėdavai pasivaikščioti po džiunglės, paplaukioti kartu su žuvytėms, pasivaikščioti po meno galeriją su kritike, pažiūrėti, kaip tavo desktopą sunaikina šuniukas ir užsimesti LSD ir paskrajoti kartu kosmose su toasteriais. Šitam screensaveriai iš karto instaliuota ir karaoke. Instaliavus Windows Plus galėdavai visiškai pakeisti dizainą ir stilių, tame tarpe ikonas ir garsus. Tavo desktopas galėjo tapti siaubo filmu arba galėdavai grįžti atgal į ateitį. Mano mėgstamiausias stilius buvo siaubo filmų, nes jūs pasiklausykite, kokie čia nuostabūs garsai. Aš noriu šventę švęsti. O pati tinkamiausia programa patūsinti yra Winampas. Winampas ne tik pati geriausia programa leisti muziką, bet joje gali dar ir skinus keistis. Egzistuoja net internetinis muziejus, kur eksponuojama tūkstančiai skinų. Aš manyčiau, reikėtų juos visus įsirašyti į flopikus, pakrauti karutę ir priduoti į nacionalinį muziejų kaip pasaulinio paveldo vertybę. Aš dar turiu parako. Tuo jums dėdė parodys, kaip reikia tūsinti. Blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. Wordas, Excelis, PowerPointas puikiai atspindi to laikotarpio stilių. Čia galėjai nupiešti pie chartą, prispaudinėti skaičiukų ir net parašyti ataskaitą, ką padarai per šią savaitę darbe. O, užmiršau šį bičiulį. Čia savaržėlė. Senobinis ChatGPT. Jo pagrindinis tikslas buvo kuo daugiau užknisti vartotoją. Aš jau 25 metus norėjau tai padaryti. Gal, kad ne visą laiką buvo prieiga prie interneto, o ir visos pasaulio žinios nebuvo privatizuotas Google'o, kartais reikėdavo atsiversti enciklopediją, įsirašyti kokią edukacinę programą.
Aišku, enciklopedija nieko dalykas, ten skirtingų sričių specialistai rašo apie skirtingas sritis. Bet ar nors vienas iš tų edukuotų mokslininkų yra parašęs akademinio stiliaus straipsnį apie LOL kačių visatą? LOL kačių visatoje lubų katė vaizduojama nuotraukoje, kurioje katė pro lubų skylutę žiūri žemyn ir po tą nuotrauką yra užrašas: lubų katė stebi, kaip tu masturbuojasi. Taip pat yra ir LOL kačių Biblija, kurioje rašoma: lubų katė ir juoda rūsio katė simbolizuoja metafizinį mūšį tarp šėtono ir Dievo. Edukacinės programos. Jų buvo įvairių, bet mano mėgstamiausia yra pavojingi gyvūnai. Šioje programoje gali pažiūrėti į skirtingų regionų gyvūnus, pasiklausyti, kaip gidė pasakoja apie moterų teisės ir skirtingas lyčių rolės gyvūnuose. And I'm also glad I'm human. Now, in the human world, males and females are finally getting pretty equal treatment. Ir pažiūrėti video apie bitutes. A bee sting is a painful experience, both for the victim and for the bee, which dies afterward. Mes savo gyvybę rizikuodavom ne tik safariuose, bet ir minų laukose. Tai labai paprastas žaidimas. Bedi į langelį, jeigu mina nusprogsi, jeigu skaičius, tai jis parodo, kiek aplink tą langelį yra minų. Tada bedi dar kartą ir jei tai skaičius, tai dar labiau patikslina minos poziciją. Gerai, ar čia mina, ar čia skaičius, ar čia mina, ar čia... Fucking dūmas. Tai vaikystė, pilna pikseliuoto kraujo ir žarų nutaškymo. Šio žaidimo mėgėjai yra tikri frikai. Pats mėgstamiausias jų fetišas yra paleisti dūmą ant kuo skirtingesnių aparatų. Pavyzdžiui, kalkuliatoriaus, nėštumo testo, mikrobanginės, o viena mokslininkė yra dūmą paleidusi ant bakterijų ląstelių. Which brings me to my final project. 1-bit pixels encoded in E. coli for the display of interactive digital media, or better said, their endothelial cell, is simulated cells that fluoresce in the same indices as the compressed Doom frame. Anksčiau dūmas buvo vadinama pirmas mens šaudyklė, dabar jis vadinamas boomer shooter. Aš jį vadinčiau puzlių simuliatorių. Tik vietoj puzlių dalių tu turi įvairius ginklus, tokius kaip chain guną, shotguną ir benzopjūklą. Šiuos ginklus tu turi panaudoti skirtingose situacijose prieš skirtingus priešus. Įvairius ginklus, gyvybę ir power-upus turi atrasti labirintą. Žaidimo valdymas toks intuityvus, kad tu pats tampi tuo benzopjūkliu, kuriuo skerdi demonas. O žaidimo muzika yra kaip iš seno diedo mašinos, kuris blestina fucking Slayer, Metallica ir Pantera ant viso garso. Tiek praėjo laiko ir gerų atsiminimų. Bet ateitis ir dabartis yra tuščia, o praeitis nebeegzistuoja. Mes savo tuščias širdis bandome užkišti Pokemonais, Digimonais, Beyblade'ais, bet bedugnė yra nepasotinama. Mes visi su didžiausia šypsena žygiuojame į bedugnę. Bet mano mielieji, tikrieji YouTube draugai. Mes nebaigsime liūdna nata. Aš jums turiu išeitį. Psichologija yra 7-10 žingsnių programos. Aš jums siūlau 2 žingsnių programą. Yra problema? Neįgyja. Yra problema? Neįgyja. Windows 11, Windows 9.8. Viskas bus gerai. Ir jeigu kažkoks bibys ateina ir pasako, kad viskas blogai, tokio žodžio nėra. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Viskas yra gerai. Viskas buvo gerai. Viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Viskas bus gerai. Viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Viskas yra gerai.